Sveiki visi, tikiuosi live rašo, tuoj sekundėlę, nes čia man nenori. Ok, sorry už nesklandumus. Tai ką, šiandien tuoj pažiūrėsiu ir pas mane. Internetas gali šokinėti, tai jeigu ką parašykit, matausi, girdžiuosi, kas prisijungs, tuoj aš patikrinsiu, ar viskas gerai. Ir šiandien gaminsim sumuštinius, kur visi labai mėgsta valgyti, iš tikrųjų visi sumuštinius. Tai ir duona, kuri nėra labai sveika nei žarnynui, nei visą kitą, apie tai plačiau papasakosiu, bet darysime duoniukus, kurie gali būti ir užkandis, ir greitai pagaminamas, ir galima ant jų uždėti irgi, ką jau norim, visokių baltymų ir bus sotu. Kas mėgsta duoną, duoniukai ir sumuštinis bus galima naudoti tą patį. Na ir aišku, taip pat į sumuštinį, ką dėsim, tai sumuštinėje pas mus bus būtent lašiša, apie 100 gramų, tikiuosi užteks, 2 virti kiaušiniai, pomidorų šiek tiek, agurkas, salota paprasta, paskui truputėlis jogurto, garstyčių, aišku, druska, pipirai, o mūsų duoniukam tai įvairiausių sėklų, tai linų sėmenis, čija, saulėgrąžos, moliūgai, ką jau jūs ten sugalvosite, nes tai yra puikiai ląsteliena, tai kaip daržovės, gerai mūsų virškinimui, būtent gerosios bakterijos, kurios reikalingos. Taipogi noriu pasakyti, kad yra labai geras dalykas, tai būtent yra psiliumas, kur irgi yra ląsteliena kaip daržovės, nes ne visi supranta, kas tai yra. Tai viskas su to ok, nes ne visi susidūrė. Ir jeigu tikrai būna toks atvejis, kad įdedam ar įpilam per daug ten vandens, ar per daug kažkokio skysto į bliūdelį ar ne skysčio, tai jau ten reikia įdėti miltų, ar ne, kad nereikėtų įdėti miltų. Tai mūsų vaisių gelbėjimas, tai psiliumas, kurio reikia labai nedaug, ten tik minimaliai porą arbatinių šaukštelių, čia jau maksimumas, ir leisti pastovėti. Nes kai mes leidžiam pastovėti, tada patikėkit, kiek pribrinksta, tai nepersistenkit, kai dėsite, geriau šiek tiek truputį tik įdėti ir vėliau, kai pastovės ten 50 minučių, dadėti daugiau, negu kad nusivilsit ir mane prakeiksit, ar ne, tai nepadauginam. Ir taipogi puikiai ląsteliena, kaip sakiau. Tai ką, pradėsim pirmiausiai nuo mūsų duoniukų, kuriuos labai be galo paprasta paruošti. Tai aš naudosiu bliūdelį. Čia aišku dabar, kiek jau jūs norit kiekis, ar ne? Bet aš taip maždaug, kadangi tik aš valgysiu, tai aš daug ir nedėsiu. Tai aš taip maždaug iš akies apie šaukštą linų sėmenų, šaukštas maždaug irgi čija sėklų, pas mane šaukštas moliūgų sėklų, nes dar pabrinks, saulėgrąžos, moliūgai pas mane ir, aišku, neatsinešiau vandenų, ko reikės, einu atsinešu vandens. Kaip visada vis kažką pamirštu, bet nieko tokio. Tai ką, pipirų, aš noriu dėti pipirų, druskos, galit norit dėti, kas mėgsta kario prieskonius, kas mėgsta dar kažkokių ten kmynų ir panašiai, tai aš išmaišau, man užtenka druskos pipirų, kas mėgsta egzotiškiau, tai galite, sakau, įdėti visokiausių, pilam vandens, maždaug iš akies, kadangi pas mane visko po šaukštą, tai neskubėkit pilt vandens daug. Turi būti, taip skistai, ar ne, skistai taip, vandenuko yra, tai aš čia maždaug įpyliau, bus apie 50 gramų ant po šaukštą ir visų sėklų, išmaišau. Na ir čia mums reikės duoti laiko pastovėti, kol išbrinks mūsų čija, linų sėmenis, tai 10-15 minučių, jeigu turit laiko, tai daugiau, tai laukti tikrai specialiai prie jų nereikia. Užsimaišėm, galite iš vakaro užsimaišyti, ar ne, palikti per naktį, arba jau iš ryto, ir paskui aš dar mėgstu, aš iškart įdėsiu būtent to psiliumo, tai procesas įvyks greičiau, vėlgi, kaip sakiau, nepersistengiam.
Tai mūsų irgi gerosios bakterijos, žarnynui labai gerai. Ir iš tikrųjų, kai sako ląsteliena, kurios mums reikia į dieną tikrai suvalgyti iki 30 gramų, o būtent psyliume ir sėklose čia tikrai jų bus. Ir tuo pačiu, aišku, sotumas, gerieji riebalai. Aišku, viskas saiko ribose. Tai va čia jau pas mane, žiūrėkit, jau kaip ir sutirštėjo. Tokia masė turi būti. Nes iš karto įdėjau psiliumo ir jis momentaliai darbą padaro. Tai daug nepridėkit, kaip sakiau. Ok, čia net laukti man nereiks, pasirodo, bet palauksim. Aš pasidėsiu į šalį. Na, ir užmiršau vieną dalyką. Šiandien, žinokit, be galvos, bet nieko tokio. Viską galvą sureguliuosim, ką reiškia, kai yra karštis, žiauriai karšta. Tai čia dar įpilsim ant tokio kiekio visko po šaukštą, kai sako šaukštas. Pas mane yra avokado aliejus. Ir tuo pačiu galite pasiruošti jau ir savo būtent blėtelę, nelietuviškai šnekant. Aš tai tokia, žinokit, paprastai, kai sako, nesikuklinu ir pasakyti kokį žodį realiai. Gal kažkas pasakys kokia va tokia. Na ir kas svarbiausia, žmogus gerai jaučiasi. Čia pas mane labai jau sutirštėjo iš tikrųjų. Galima jau kaip ir dėti, tai aš pasiruošusi esu būtent ant tokios kaip, jeigu turite, tai galite popierių naudoti, ne? Kai aš sakau sviestinių popierių, ar ne, tai kepimo popierių, aš tai naudoju tokį silikoninę, nes neturiu, vis pamirštu, einu į parduotuvę ir pamirštu nusipirkti popieriaus, nes daug iš tikrųjų visko kepu ant to popieriaus. Tai va, čia sudėsim ir iškart pašausim į orkaitę, iškepti ir dabar taip išlyginam plonai. Tokį pailgą kvadratą arba paprastą kvadratą, kaip norite. Taip darot plonai, paskirstom. Na ir kepsim orkaitį, kaip sakiau, kol paruduos. Kokią 20 minučių, paskui ištrauksim ir supjaustysim, būtent pjaustykit, kokių jūs norit, platesnių, siauresnių, norite tik tai užkandžių, tai mažesnių pasidarot, ar ne, kvadratėlį tiesiog su peiliu supjaustyti, pasiruošti ir paskui vėl pašauti orkaitę ir vėl iškepti pilnai. Tai viskas čia labai paprastai, prie puodų mes nestovėm, ypatingai kai iššūkiuose, tai nuo pirmadienio startuoja, tai jums bonusas bus. Būtent jau sekmadienį, tos, kurios dalyvauja, darysiu live apie tai, kaip sutaupyti laiko ir nestovėti prie puodų kiekvieną dieną. Tai labai aktualu ypatingai vasarą, tai juo labiau toms, kurios turi ir vaikus, ir šeimą ir tikrai nesuspėja, nes gaminti atskirai tai yra vargas ir kančia, o kad tų kančių išvengti ir papildomo streso, tai mums kaip tik reikia kuo mažiau virtuvėje stovėti, kuo mažiau stresuoti, žinoti, ką mes pasidarom, kaip mums reikia pasidėlioti viską. Tai visą tai jūs gausite papildomai, kaip bonusą nuo manęs. Šį sekmadienį, dar merginos tos, kurios dalyvaujate, tai aš jums parašysiu, labai nekantrios esat. Tai jau kada dainą viską įdėsi? Viskas bus laiku paruošta, kantrybės merginos. Tai ką, šaunam į orkaitę, jau trečiąjį, ketvirtąjį. Tai ką, čia užstatėm, tegu kepam. Na ir pasiruošime dabar į dariuką. Tuoj sekundėlį, Jėzus, kaip man šiandien reklamas tik meta, kad jūs žinotumėt ant viso ekrano. Na nieko. Kaip be iššūkių mergaitė, ne? Ok, ką, einam toliau, čia mums nieks nesutrukdys. Taip, čia mes dabar pjaustysime, kaip sakiau, įdarui. Tai mūsų agurkas, pomidoras, virtas kiaušinis, tai pas mane yra 2 kiaušiniai, palikti maniškio. Vyrėsi ir išėjo, vyras išvažiavo. Žodžiu, labai gerai, man mažesnis darbas. 100 gramų lašišos, aš šiandien labai linksma, tai nekreipkite dėmesio. Viskas čia ok. Jeigu turit kokių klausimų, tai būtinai rašykit. Mielai atsakysiu, aš pažiūrėsiu, ar ką nors parašyt. Nes visko būna, ar ne? Tai va, tai susipjaustom ir tada eisime
eisim. Taip. Jaustam agurką. Tai ką, kaip sakiau, merginos gausite bonusą, taipogi bus žiauriai linksma, nes aš nusiteikusi labai linksmai. Aš mėgstu, kad moteris jaustų atsipalaidavusios, nes visos labai daug stresuojam, pervarstam, vaikai, šeima, namai, žodžiu, moteris laiko visus kampus. Tai mums reikia tos bendruomenės, to linksmumo, kad mūsų smegenys atsipalaiduotų, mes tada nusiteikėm linksmai ir svoris krenta, nes kai mes stresuojam, tai automatiškai ir svoris laikosi ir niekas nekrenta. Tai labai svarbu atsipalaiduoti ir tas atsipalaidavimas bus mini tokie žaidimukai, labai smagus, nebijokit, moteris sako, aš jau dainos bijau jos tų žaidimų. Nieko čia bijot nereikia, nebus ten nieko baisaus, viskas ten ok. Na ir aišku, sportuosim 3 kartus ilgos treniruotės per savaitę ir 3 kartus trumpos. Tai bus iš viso 6 per savaitę, tai jau čia labai daug, aš tai viską rankom žinokit. Paprastai, kasdieniškai, manau ir jūs taip pat gaminat paprastai, kasdieniškai. Nereikia čia kažkokio tai meno. Savo namuose esam. Gerai, kiaušinį pjaustau, pomidorus. Ir bus trumpos ilgos treniruotės, kas neturi laiko, kas užimti, kai sako, ir ypatingai vasarą, ypač tiks tiem, kurie užsisėdi labai arba sėdimus darbus dirba, tai tikrai atrasim 10-15 minučių. Na, o ilgesnės galima tikrai pasidaryti, kad ir vėliau, papildomai, kas dar nori, kam mažai, tai tikrai, manau, visiems užteks ir viskas bus gerai. Tai va, tokios tokelės, tai kas norit, gali rašyti asmeninę žinutę. Ir kas dar. Tai patiekalai irgi paprasti, greitai paruošiami, taipogi pamiršau pasakyti. Nu jau šitas iššūkis, tai jau, nežinau, čia mane turbūt vasarą veikia. Saldumynų gausit, aš matau, kaip jūs mėgstat, aš matau, kaip jūs rašot, nevertoj, kaip paprasčiau, anketą jūs užpildyti ir gavote nemokamą mano dovaną iššūkį. Tai kas dar neradot, užeikite, užsipildykite ir galėsit pradėti, bet visų pagrindinė problema tai saldumynai, užvalgymai, žodžiu, daug iš tikrųjų visokių, bet saldumynai, mes šnekam dabar apie saldumynus, tai žinokit, gausit kiekvieną savaitgalį saldumynų ir lieknės, tai jūs įsivaizduoja, dar tokio rojaus nebuvo pas mane. Tai visom, kurios mėgsta, nes dažniausiai sako moteris, negaliu niekaip atsisakyti saldumynų, valgau, niekaip sako negaliu, tai va jums tos, kurios mėgsta saldumynus, prašom, tikrai aš net pati dariausi, sakiau padarysiu jums savaitgalį, šį savaitgalį laivą, pasidalinsiu su jumis, skanius ir risus. Kokie, žinokit, skanus, tai, šakė, žinok, o kaip greitai pasigamina, tai ten, Jezu. Sakau, aš kaip pirštus apsilaižiau, kaip man jie patiko. Bandžiau įsiūlyti saviškiai, bet pas mane jis angliukas, tai žinot, kaip anglai atsargiai, tai ne. Nieko. Būna, žinokit, ir jam pasiūlau, paragauja, patinka ir valgo. Tai va, moteris, nebijokit daryti, kaip pasakyti, tą patį maistą visai šeimai. Nebijokit, nes moteris atskirai gamina tos patiekalus vaikui atskirai, vyrui atskirai, savo neslieknėje atskirai. Pas mus iššūkiai nėra tokių dalykų. Moteris gamina ir vaikam, ir vyrui, ir vyras net prašo valgo, ir tikrai patinka visiems, taip kad kam gaminti atskirai, jeigu galima viską kartu. Ir nes tikrai mes taip nepatempsim, jeigu ištisai gaminsime 2-3 patiekalus kiekvieną dieną. Tai žinokit, tai papildomas antras darbas, kur jūs grįžtat po darbą, pavargusius, o dar reikia čia ir vaikui atskirai, ir vyrui atskirai. Jūs pervarstat, išsenkat ir metate, paskui galvoja, inačio. Eisiu, grįšiu prie savo senų įpročių, taip ir nepasiekit rezultato. Tai kad taip nebūtų, gaminkit visai šeimai. Nepratinkit, nepūpinkit, nelepinkit ten nei tų vaikų savo, nei tų vyrų. Ką padarėm, tegu ragauja, bando ir pamatysite, skanus tikrai receptai ir vyrai, ir vaikai valgo. Tai
čia savo brangų laiką aukoti. Viskas čia dabar pasipjaustėm viską. Čia aš palieku salotas, nes mes dar padarysime kitaip sumuštinukus, kaip visiškai be duonos padaryti. Tuo rankas nusiplaunu. Nes, kaip man sako, kaip aš girdžiu iš moterų, negaliu be duonos gyventi. Kaip dar kita klientė irgi pasakojo, jos vyras, kur mano šaukštas pasidėjo, sunaudoju. Čia įdėsiu prieskonių, būtent paskui garstyčių ir jogurto. Ir viską sumaišysim, tą ir padarysiu dabar. Tai kai sako klientė, tai va, mano vyras neįsivaizduoja maisto be duonos, valgo viską su duona. Sriuba su duona, antras su duona, ten dar kažką, visada duona. Tai vėlgi mūsų įsitikinimai tokie nuo tų laikų, kai aš prisimenu irgi, mano tėtis irgi viską su duona valgytų. Jisai net valgydavo tą plovą su duona, sriuba su duona, antras su duona, visur duona. Tai ir vat, viskas eina iš tos mūsų vaikystės, kur vat, ir paskui mes, ir mūsų vyrai, ir mūsų vaikai, ir mes pačios valgom viską su duona. Tai mums nereikia visko valgyti ir neštis tų visų įsitikinimų iš šeimos, nes tikrai kimšti į save papildomai duonos ir sako, taip aš jaučiuosi sotus. Duona, patikėkit, sotumo jums nesuteikia. Jūs užkišate taip, bet paskui po valandos jūs vėl valgyti norit, nes duona tai yra angliavandenis ir jums sotumo ilgai nesuteikia. Kas sotumą jums suteikia, tai baltymai, žuvis, mėsa, įvairi, ten varškė, tai daugiau baltymų suvalgykit, ko dažniausiai ir visi nesuvalgo, prisivalgo tų angliavandenių, paskui, kai jau per daug tų angliavandenių, tai ir svoris auga paskui, nes jų perimti labai greitai galima. Jie ir kaloringi, taip atrodo, dvi duonelės duonos jau ten 400 su kažkiek kalorijų, o kur dar ant duonikės sūris, mėsytė, dar kažkas, tai ten, žinokit, 2 sumuštiniai, jau jūs sunaudosit ten 600-700 kalorijų. Jūs net nepagalvojate, bet iš tikrųjų taip ir yra. Ir atrodo, aš nieko nevalgau, kai kita mano klientė sakė irgi. Tai va, mano darbe, būtent, kolegė irgi lieknėja, meta svorį. Ir ką jinai valgo ryte 2 sumuštiniai, per pietų sumuštinis, vakarienė grįžta gal kažką suvalgo, arba dažniausiai vėl sumuštinis. Kiekvieną dieną sumuštiniai. Ir paskui skundžiasi, kad jai pilvą pučia, virškinimas sutrinka ir svoris būtent nekrenta. Tai būtent tie jūsų sumuštiniai tik tai kenkia jūsų virškinimui, pilvą išpučia ir svoris neauga. Jūs gyvena tik ant angliavandenių, o kur baltymai? Ok, tai ką, turim masę labai gražią, va. Matot, kaip gražiai, skaniai, čia aišku, aš labai pridariau daug, bet nieko tokio. Suvalgyta bus ryt po ryt. Ką, gerai, kadangi mūsų duoniukai kepam ir aš jau esu pasiruošusi atsarginį variantą, kaip jie atrodo iškepti. Aišku, aš čia šiek tiek juos pakepinau, ar ne, matot? Tai aš čia juos supjaušiu tokiais kvadratėliais, galima išilgai, galima ten dar kaip jūs ten norite. Jeigu valgysit užkandukus, tai mažiukais visiškai susipjausit, čia jau jūsų fantazijai. Ir aš dabar pasiimsiu ir ant viršaus uždėsiu šitos masės, arba galite atskirai, bet kadangi tai yra mūsų sumuštinukas su lašiša, gausis mums vat taip. Tai va, žinokit. Aš žinokit, jau neatsimenu, kada duonos valgau. Man, kaip irgi ir draugė sako, valgau duoną irgi. Skanu tą duoną, bet ten stipriklių, kvapiklių, dar ko, tai jau geriau savo pasidarykite. Priprantama prie jos irgi. Aš jau atpratau ir 100 metų tą duoną. Tai va, pasidarykit geriau savo. Va. Duonelė kasdieninė bus tokia traški, nes jinai pakepa ir tokia, aišku, labai nesukepinkit, jinai automatiškai tokia traški,
iš savęs. Va. Na ką, dar vieną paimsiu. Tai va. Duona. Visko su duona valgyti nereikia. Va. Jeigu labai duoną mėgstat, prašau, duona. O kitas variantas galima tiesiog dėti ant lapo ir viskas. Ir bus daugiau ląstelienos, daugiau būtent jum naudingųjų medžiagų, negu kad iš tos duonos. Neperinksit kažkokių tai papildomų kalorijų. Va. Oi, netoks lapas iš tikrųjų man čia pakliuvo, jis labai man toks neklauso mane šiandien. Nieko toks. Aišku, geriau pasimti didesnį tokį lapą, kai būna. Ir galima net suvynioti. Tai bus žymiai geriau, saugiau, patogiau gal sakyčiau valgyti. Nes šitas gal bus tiesiog kaip nepatogu. Nes jis toks mažesnis ir krenta šiek tiek. Tai kadangi pas mane nelabai buvo, tai aš darau iš tą, ką turiu, kai sako, svarbiausia išsiverčiam, nes nestresuojam, va, aš verstis moku. Verstis gerai pasakiau šį. Tai ką, čia dar liko, čia galima, aišku, jeigu ir liks jum, tai galima vėlgi supjaustykit salotas, galite atskirai va duoniukų liko su duoniukais, tai nestresuojam, nepanikuojam, kaip moteris panikuoja ir valgom, taip kad greitai ir gerai. Nereikia nieko ypatingo, žinokit. Tas paprastumas, greitumas, pamatysite ir daugiau vitaminų, daugiau mineralų, visko, ko jums reikia. O tų bulkų, duonų, miltų, kuo mažiau, tuo sveikiau jūsų virškinimui. Jūs čia gaunate ir gerųjų bakterijų, ir baltymų, ir ląstelienos, ar ne, daržovių, kur būtent jums virškinimui padeda. Nes tie miltai tik tais užblokuoja ir sunku tada išeiti ir į tualetą. Būtent lašiša irgi mums čia padeda, tai yra ir baltymai, ir gerieji riebalai, ir gerajam cholesteroliui mums yra gerai, būtent ir tai yra mūsų plaukai, nagai, ir grožis, ir sotumas, ir viskas, ko mums reikia, taipogi yra ir iš sėklų visko, ko jums reikia. Tai čia puikia ląsteliena, kurios mes dažniausiai ir nesuvalgom ir kenčia mūsų virškinimas. Tai ką, šiandien tiek, tikiuosi patiko, bandysite ir pasidalinsite, na gal turite kokių klausimų. Tuoj pažiūrėsiu, nes aš žinokit, per kompiuterį nieko nematau. Ir jeigu dar turėsite kažkokiu tai būtinai parašykite. Ir jeigu bus kokių būtent klausimų apie naują sprintą, naują iššūkį, tai irgi rašykite. Kaip sakiau, bus sportuosim 6 kartus į savaitę, iššūkis bus mėnesį laiko, tai vasara puikus laikas neapsileisti, neprisivalgyti, kai sako palaikyti formas, galbūt kažkam reikia pradėti judėti, prasiblaškyti, ne vien tik prie puodų ten dar kažkur sėdėti, maistas tikrai paprastas, skanus, savaitgaliais gausite kiekvieną savaitgalį po desertą, taip kad tikrai nesijausite kančiose, ar ne, tai bus toksai irgi atsipalaidavimas, tuo pačiu pasimėgavimas, jūs pajusite, kad tai yra maloni kelionė, nes visų svarbiausia tai daryti su pasimėgavimu, kad jūs nesijaustumėte, kad va čia praėjo jisai ir grįžte prie vėl savo įpročių, duonų dar kažko tenais ir svoris vėl sugrįž. Tai būtent mes, tai ne vien tik iššūkis, tai formuojame naujus įpročius, kurie yra būtent, jūs išsirenkat, galbūt kažkas jums tikrai nepatiks jau ten 100% iš tų receptų, ar ne, tai visada gaunate ir palaikymą, ir tą vat, būtent motivaciją mūsų grupėje, taipogi būtent lengviau eiti, bet kada galite užduoti klausimus, bet kada asmeninę žinutę parašyti, padėsiu, pakoreguosiu, jeigu kas netinka, atrasim jums patogiausią būdą, nes tikrai kiekviena gyvena savo skirtingų gyvenimo ritmų ir ne visom galbūt tinka tas pats režimas, ar galbūt kažką sukeisime, tai būtent tai nėra, kad gaunate kažkokį tai planą, gaunate treniruočių ir esate paliktos dienos, tai taip nėra. Aš visada rūpinuosi savo klientėmis, netgi po iššūkio, kai jos išeina ir tikrai pasiteirauju, kaip joms sekasi, nes tas palaikymas ir ryšys yra be galo svarbus, o vienam ranką numoti yra visada lengviau ir pasiduoti, bet kai yra tas žmogus, ta grandis, kur tave palaiko, kur tave pakelia, tai tada tikrai netgi ir suklupus noras eiti, stotis ir daryti. Tai ką, linkiu gražaus jums dienikės ir
Primenu, kad būtent paskutinis šio iššūkio registravimasis, tai yra šį sekmadienį ir duris bus uždarytos, daugiau nieko nepriimsiu, nes visada atsibunda moteris po laiko vidury kitos savaitės, vidury antros savaitės, trečios savaitės, kai jau viskas pasibaigė, ar ten įpusėjo kažkur tai kažkas, žinau, kad buvo ir visa kita, tai tikrai nelaukit, dėl to ir darau tiek, jums primenu kas kartą per savo stories, dabar per live ar ne, tuo pačiu jom duodu naudingų ir patarimų, ir receptų, ir tikrai tikiuosi išgirsit ir pamatysite ir laiku suspėsite būtent į šitą iššūkį. Taipogi yra staigmena būtent jūsų laukia, tai ne vien tik smagus mini tokie žaidimai įjungiantis, bet ir laukia jūsų, kas dalyvaus būtent iššūkyje, taškų būtent sistemą, kur galėsite gauti nuolaidą būtent kitam mano iššūkiu ir jie pasinaudoti. Tai manau, tai puikia galimybė, tai bus jūsų akstinas, jūsų motivacija, ne tik atkeistis, bet ir dar gauti papildomų bonusų. Tai tikrai smagu ir linksma, vasarą nusiteikime geroms formoms, gerai nuotaikai ir ką, gražios dienos ir iki visiems.